tai baigėsi. Jau sėdžiu nenukristų dabar, sakykit, kiek randa? Jie randa, tarp kitko, ne tiek mažai, apie 6% kažkur, tai grubiai įmant. Reiškia, yra, ir kas blogiausia, ten, sakykim, šeimos įrašai. Nu, aš nežinau, jūs jeigu norit, neplatinkit, jeigu galite. Aš siūlyčiau jums patiems dar susipažinti, reiškia, su tais. Reiškia, lapų, kurias būtų ten užpildę visiškai, nu, mes turim, nežinau, vienetus tik tai tokius. Šiaip jau jų nuomonės nėra blogas. Nors jie keletą lapų rado, kad galėjo būti taip, kad perrašinimą viena ranka, nu, tai mes matytos lapus dar atskirai pasižiūrėsim, iš kur duomenys paimti. Nes duomenys, matot, yra vietos, kur galima paimti. Tai ne. Klausimas toks, o jeigu tarp tokių įrašų, tarkim, kurie yra galimai viena ranka užpildyti, ar bus tikrinama autografo autentiškumas? Kokiu būdu? O ant kortelės, kai dėdi parašą, kai man davė kortelę, sakė, atsimink, kad parašo nekeiski ir šitas parašas tavo tikrasis. Įspėjo, duodant kortelę. Tai pagal tai galima tikrinti, ar vienas braižas ar ne? Tam mes, jeigu pradėsim tikrinti, pusę parašų nuleis. Jūsų žmonės pasirašė stovėdami, suprantat? Gulėdami. Gulėdami, gal nepasirašė, važiuodami, suprantat? Tai šitokiu atveju ir joks ekspertas mums nepatvirtins. Čia to žmogaus tikrai vien parašas. Reikia daug ekspertizių daryti. Čia daug laiko užims. Net testamentas. Čia mes, reiškia, per 10 metų to nenustatysim. Iš principo žymiai paprašiau žmogų paklausti. Nu, galiu jums pasakyti, kad vat, mes nerandam, sakykime, tokio didelio, bet aš dar ne šiuo metu ne visą turiu informaciją, kad būtų ne tie duomenų nurodyti, ne tie duomenys, asmens dokumentų. Yra, reiškia, kur vyras žmonos nurodęs ir vieni žino, parašų rinkėjų yra tokių, kurie, reiškia, nurodė, nežinau, kieno dokumento numeris, reiškia, o čia mūsiškiai dabar kai kuriems skambins, paklausė, reiškia, iš kur jie tokį keistą dokumento numerį nurodė visiškai kito žmogaus. Nu, čia kriminalų irgi, kol kas nežinau. Nesam visų domenų apdoroję, bet, sakykime, negaliu pasakyti, kad mes, reiškia, kaip rastumėm, kad kažkas pasirašė už mirusius asmenys, masiškai už kitus. Patikrinau dublius, reiškia, iš 60 bylų, tai mes radom ten kažkur apibendrinant apie 0,3%. Tai vadinasi, tokių, sakykime, jeigu tie duomenys ir toliau pasiliks, visiškai, sakykime, ta hipotezė, kad kažkas iš lapo į lapą perrašinio duomenų nėra. O įdomu, amžius tų ne vyresnio amžiaus žmonės susidubliavę, nes žmogus vyresnis gali užsimiršti, kad pasirašė. Įdomu, koks amžiaus spektras tų dublių. Man įdomu. Bet tai jeigu dabar, jeigu pasirašė žmona ir paskui jinai už vyrą užpildžius, tai bent jau vienas lieka tada? Ir abudu? Nu čia blogis. Gal čia vyras padarė, o ne žmona? Mes nežinom, kas čia padarė. Ar parašų rinkėjas padarė, nežinom. Nu bet šiaip išeinant iš piliečių valios išraiškos, tai jau nėra nei doras, nei garbingas toks braukimas. Pats sutiksit. Galit kritikuoti tą braukimą, aš su jumis pilnai sutikiu. Manau, kad teks kritikuoti, nes čia yra labai nelogiška. Kritikuokit, bet matot, įstatymas yra. Žinom, dura lex, sed lex. Ir ten parašyta, kad abudu neužskaitomi. Lygiai tą patį su elektroninis. Kad šitaip nėra. Elektroninis aš turiu patį. Nėra įstatyme. Tai pasakyta, kad abudu neįskaitomi referendumo įstatyme, gal galit pasakyti, kurioje vietoje? Įstatymo parašyta, kad... Vat šitokio teksto aš kažkaip nelabai atsimenu. Tik šiandien su Pranciškum kalbėjimas apie tai. Parašyta? Ne, kitaip parašyta. Apie tai ir kalba. Bet esmė pati. O, mūsų komisijos. Sveikas, Rokai. Labą dieną. Prašom prie stalo. Čia mes, žinok, vėl. Jaunimo truputėlį įliesim. Aš biškį bandau supažindinti, reiškia, su tuo, ką mes matėm, reiškia, jau bylose. Aš manau, kad jiems reikėtų galvoti ruoštis, kaip galėtų, reiškia, jie susipažinti. Nes dabartinė situacija, sakau, man tai jinai dar nėra iki galo aišku. Aš nežinau, kurią pusę ten pas mus, reiškia, sueis. Bet tas didelis skaičius parašų negaliojančių, aš tai tiesą sakant, galvoju, kad bus. Kodėl, prašom tikrinti tą 14 bylą. Visas eilės numeris. Ne, žiūrėkit, lapo numeris. Lapo 7. Aha, ir tada Zenai, gal dėl to, jeigu pasirašė šeimos nariai, tai viena ranka, ar ne, keli žmonės, 2. Tai jūs sakot, kad abudu braukiami ir įstatyme... Įstatymas nekalba, ar šeimos nariai pasirašė. Gerai, žodžiu, viena ranka.
statoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimo pasirašė 2 kartus ar daugiau, jo visi parašai neskaičiuoja. Nu, čia supranta šitą dalyką. Taip, čia ta dublių, dėl dublių nesiginčijam. Nedaug turim. Ta pati, reiškia, dėl dublių mes dar turim, reiškia, ten keletą dublių, bet irgi labai nedaug su elektroniniais parašais. Bet mes neturim dar pabaigę tikrinimą, kadangi ne visas pas mus buvo suvestas sistemai. Bet čia ne masinis reiškinys bus. Mano galva, kad kiek mes turėjome informacijos iš pradinio patikrinimo, iš su pirmosiam 16 bylų, tai nemasinis. Reiškia, kalba jis, aš nežinau apie kokius procentą parašų. Nu, patikrinsim, paskaičiuosim, tada galėsim pasakyti. Reiškia, ir taip pat, reiškia, parašai taip pat neįskaičiuojami, jeigu pažeidžiant šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalį, duomenys apie pilietį parašų rinkimo lape įrašo ne jis pats, taip pat jeigu įrašyti ne visi šiame įstatymė nustatyti duomenys arba įrašyti neteisingai. Tad jeigu duomenys pažeidžiant šį įstatymą įrašė ne jis pats. Reiškia, yra išaiškinimas tų dalykų iš teismų. Tai vat, kad mes neturim galimybės paaiškinti, kuris, reiškia, iš tų įrašė. Kitaip sakant, yra įrašyti duomenys, reiškia, ne pačio piliečio. Ar jisai pats įrašė savo duomenys, ar jis dar pažeisdamas įstatymą kitos duomenys įrašė, visais atvejais pažeidimas įstatymą yra akivaizdus. Bet turiu pasakyti, kad kiti parašų rinkimo lape esantys įrašai, reiškia, jie netampa dėl to negaliojančiais, jeigu kad nustatome, reiškia, kažkokius tai pažeidimus. Tai vadinasi, aš nežinau, gal kalbėkime apie tai, kad jums reikėtų dabar susipažinti su tom bylom. Vat Rokas dabar žiūri tas bylas, kur yra didesnis procentas tų blokuojimo dalyko. Ir paskiau, reiškia, nu, išskyrus rašytinius ekspertus. Nes rašytinius ekspertus mes neturim kvalifikacijos ginčytis. Čia kai kurie žmonės, man atrodo, sako paprastai, kad jie nusiteikia didesnį būtų, tų parašų skaičių pripažinti. Reiškia, viena ranka rašyti. Nu, čia gali pasakyti tik ekspertas. Bet aš manau, kad čia šiuo atveju tą dalyką gali spręsti tik ekspertas. Bet va štai, reiškia, visokius ten kitus, reiškia, parašymus. Aš manyčiau, kad jums vertėtų, kad jūsų, reiškia, žmonės dirbtų kartu. Nu, aš nežinau, turi vieną kitą pavardę neįskaitomą. Noriu pakalbėti, čia būtent tas variantas, kaip panašu, kad pažaliuota dėl neįskaitomos pavardės. Ne. O dėl ko? Šituo žaliu. Nežinau, dėl ko čia kaip pasiūlymas, kad ekspertas atkreiptų dėmesį. Žiūrėkit, eksperto įrašai yra pažymėti va tokiam varnelam. Čia varnelą, nežinau, nieko tai nereiškia. Raudonų tušinuku. Raudonas tai grafologo, o šičia tas žalias. Šičia nieko nereiškia. Šiuo atveju nieko nereiškia, arba reikia žiūrėti bylą. Va, matote eksperto parašyta, kur yra problema. Vat kurie įrašai yra probleminiai. Jisai sujungia va tos įrašus, reiškia, ir aprašo visus. Kas čia parašyti kodų? Vat, pavyzdžiui, va šitie 2 įrašai ekspertų nuomonė yra rašyti tą pačią ranką. Ten pas jūs irgi įrašai rašyti vieną ranką. Ir ekspertai sako taip, vienose lapose jūs, o, prašom. Matot, kiek va šičia yra viena rankė šitam lapė. Tai vat, aš manau, kiek tai priklauso, nuo Vilniaus, Kaunas, tarp kitko, sako, regionai yra iš tų, kurie daug geriau parašė. Kai kuriuose lapuose iš vis nėra. Kai kuriuose lapuose jūs patys matot, va čia yra. Šitam yra, bet va šitam, sakykime, nėra. Vat nėra. Šitam lapė nieko nėra. Čia tie pažaliavimai nieko nereiškia. A tie pažaliavimai nieko nereiškia. Tiesiog, reiškia, pasitikrino tos lapus, reiškia. Čia įtarė, kad viena ranka grafologas patvirtino. Grafologas čia patvirtino. Nu tai. Kad grafologas atkreip dėmesį, reiškia, pasižiūrėti tos įrašus. Va čia, pavyzdžiui, nieko nėra šitam pusėje. Nors pabraukimas, matot, buvo, reiškia. Mūsiškiams kažkam atrodė pasižiūrėti vertėtų atidžiau, ne vieną ranką. Bet mūsų komisijos darbuotojai... Čia jau nebraukė, nes mes čia buvom tada matę tą lapą, kai išbraukė visus, žaliai buvo pažymėję visus. Čia ne tas lapas? Ne, čia ne tas, savo, čia tada jau čia nežymėjo. Gražiai surašyta kažkieno. Ne, čia užsieniai, ta prasme. Keyword clause. Ne, čia kad užsieniai, ne. Nu, aš nežinau dėl kitų.
Bet tada, kai penktadienį mes buvom, tai vieną visą lapą reikia žiūrėti buvo. konkrečius Ai, lapus. čia užsienio. Taip, taip, nes Čia vat irgi, man atrodo, kažkam iš nes buvo mūsų. lapai kai kurie išvežti ir į Ameriką, ir į Airiją. Ne, tai mes suprantam puikiai dalykų šitos. Vat čia, vat, pavyzdžiui, atrodo visi parašai, reiškia, vėl, reiškia, vienarankis atsiradęs. Vėl vienarankis. Nu, bet šitą bylą jau nepasakyčiau, man atrodo, va taip vidutiniškai atitinka kažką. Nu, aš nežinau, tai vienu žodžiu, jūs tada turėtumėt mąstyti ir galvot, kada, reiškia, norėtumėt pradėti susipažinėti su bylom. Kada bus galima prie jų prieiti? Duotumėm vietomis ir ką. Nu, Nežinau, dabar mes tavo peržiūrėjimas turėtų būti, ne? Šiandien. O perpatikrinimas, tai Perpatikrinimas nebaigsis. Iki perpatikrinimo aš nenorėčiau duoti. Tai dabar kurią dieną mes Tai va, jūs galim žiūrėkit, tikėtis? kada jūs Tai norėtumėt. kada tas jūsų perpatikrinimas ir nuo kada galima mums... Nes jums matyti irgi reikėtų Sąžiniai nuraminti, kažkokios vienos pasižiūrėti, kitos dienos. panašu, kad Plius tai, manau, jums kad taip. reikėtų matyti pasirūpinti ir pradėti skambinti patiems tos parašų rinkikams, jeigu labai nori. Apie tai ir kalba, kad... Aš pasitikrinti, nematau kiek problemų. Dabar kitas klausimas, nu mes nežinom, kiek iš viso tų, reiškia, brokavimas buvo. Bet jūs, aišku, galite pasitikrinti. Ar mes kažką ten tokio, reiškia, kriminalinio būsim radę, aš dar negaliu patvirtinti, mes esam keletą lapų pasirūpinę pasitikrinti ant toliau, nes mums neaišku ten kai kurie kiti dalykai. Vienarankį, sakykime, ir duomenys surašyti nežinau iš kur. Ir vienam lapė netgi parašai tie patys. Tai kaip čia atsitiko, velnys. Parašų rinkiką reikia patikrinti? Tai aš manau, kad parašų rinkiko reikia žiūrėti šiuo atveju. Taip. O šiaip tai tiek. O tai dabar klausimas toksai yra, pavyzdžiui, koordinatoriai lapų buvo, kurie nėra iniciatyvinės grupės nariai. Mes jų nežinom. Ne, tai taip, bet pavyzdžiui, vienas konkrečiai buvo atėjęs tada penktadienį su manim ir jisai 25 lapus savo nori pasižiūrėti, labai jisai ten sąžiningai juos tikrino ir nori kiekvieną klaidą matyti. Mes, reiškia, duomenų bazėje turėsim turėti, kas kokius lapus tikrina ir kas tose lapuose blogai pripažinta. Mes turėtumėm galimybę, reiškia, pasakyti, jeigu jie ten išsiblaškę po įvairias bylas ir panašiai. Tai galėtume pasakyti, reiškia, kiek parašų kiekvienas rinkikas yra surinkęs iš tų bylų. Jo, tai dabar, pavyzdžiui, jeigu tas žmogus tiesiog nori pamatyti tuos jau patikrinimo lapus, Tai jam reikia įgaliojimo, ne kažkokio. Jeigu koordinatorius jas įves, aš manau, mes turėtume Europai parodyti. Galim parodyti. Tik tai vienas dalykas, nu kaip, mums rūpėtų, kad čia būtų tas skaičius žmonių, kurį mes galim, nu kaip, sužiūrėti. Ne, taip. Byla nepranyktų, labai nepranyktų, va ta prasme. O apie kokį skaičių maždaug kalbame? Nu kiek jūs kalbėkite, jums kalbėkite. Jums kalbėkite. Čia jūs, 10 užtektų. Jeigu yra kur sutilpti. nu tai salė, jie pačioj matė. Tai 10 žmonių, aš Man manau. atrodo, Salė pačioj matė. Laisvai ten, puikiausia salė, ten viskam tinka labai gerai. Lygiai 15. Tik tai žiūrėkit, dar yra vienas niuansas, ten turbūt kompiuteriukų reikėtų turėti. Reiškia, kad mes, aš nežinau, kaip su tais failais daryti. Ar mums reikia ten pačioje pastatytos kompiuterių. Nes jums reikėtų tikrinti, arba spausdintos lapus reikėtų. Gal spausdinti. Gal spausdinti Galima, informaciją. Kad galėtų pasižiūrėti, gal spausdinti reikėtų tą lapą. Tokiu pavydalu šitos... Biški kitokių. Biški kitokių, nes kas... Nu, kad matytųsi. Kokiu pavydalu mums susipažinti, man atrodo, kad jums geriau žinot, kad mums būtų aišku ir neapsunkint per Kad daug. būtų greitas žiūrėjimas. Taip. Jo, kad Dabar va, šitos dublius, tik ir matot, pakankamai greitai. Viens, du ir Taip taip. kalba. Ir, sakykime, jūs tos dublius jau atsirinkot, ne? Tai jeigu, tai dabar kurią dieną ir nuo kada galima bandyti? Nežinau, aš tai galvoju į savaitės pabaigą, nes mes dar ne... Aš irgi galvoju nuo ketvirtadienio ar nuo trečiadienio vakaro. Va, taip. Mes jums daug laiko nepaliekam, bet tada galite, reiškia, ilgiau pasižiūrėti. Taip, taip. Antra vertus, aš nežinau, kai mes turėsim skaičiaus susivedę, ar jūs labai jau ten entuziazmą didelį rodysit. Čia pas mus ateiti. Vienu atveju rodysit, kitu ne. Tai dabar pirmininkai, kai sakėte, yra kažkur tai apie 6%, ar ne, tokių Aš abejotinų. nesuvetęs galų. Nu, bet
Aš kalbu apie rašyseną. Kaip įtarėt? Apie rašysenos. Vien tik rašysenos šis. Dublio aš sakau, radau 0,34 procentų. Tai yra labai mažas procentas. O rašysenos? Rašysenos aš neskaičiavau. Kažkas, reiškia, skaičiavo iš ekspertų, jie tad kažkur apie 6 procentus. O dublius žiūrėjote atsitiktinės atrankos būdu? Ne tik. Pas mus atranka buvo, reiškia, pirmas geras įrašas, antras paskutinis geras įrašas ir atsitiktinai parengtas. Tai va čia dublio yra parašytas statusas, kaip jie buvo atrinkti. Nu, kuris, sakykime, dublius, reiškia, pilnai tiko. Įrašas atrinktas, įveskite paną. Pilnai tiko ten tas Požymis, 14 koks byla buvo. čia buvo. Va, atsitiktinai atrinktas ir tas atsitiktinai atrinktas. Aš matau, kad čia visko yra. Paskutinis, pirmas, atsitiktinai atrinktas ir ko gero daugiau mažiau visi vienodai. Nežinau, aš nedariau statistikos, reiškia, kokių yra. Aš matau, kad esminis klausimas, ko gero, bus dėl adreso, kur yra kaip ir ne visai pilnas adresas, bet kadangi jūsų buvo paaiškinime, kad nepilnas adresas neturės įtakos skaičiuojant. Nu, gerai, nespėliokim, gerai dar kol kas. Tai Nespėliokim. gerai. Pažiūrėsim, jūs pasižiūrėsit, kaip ten su tais adresais yra, kaip ten kas yra tada. Norėsit, galėsit dar daugiau pamatyti, reiškia, gal ko mūsiškai nepamatė. Visko gali būti, kas čia gali žinoti. Yra ir tokių dalykų. Nes mes laiko neturime. Čia matos, vieną ranką tikrai rašyti. Nu, tai čia iš adreso čia. Tai su, Juliau, su ekspertais tai čia nieks nepasiginčys, nes tavo ekspertai tai yra ekspertai. Nebaksnok, dar daugiau surasi netyčia. Nu, daugiau nesurasi. Nesurasi, negu ekspertai surado. Negu daugiau negu ekspertai. Žodžiu, tai dabar mums paprasčiausiai reiktų nutarti, ar trečiadienį po darbo. Aš manau, kad jūs ruoškitės gal ketvirtadienį. Ketvirtadienį. Tai būtų solidžiau. Ketvirtadienį nuo. Kelintą valandą tarėmės tada. Ne, nu, taip Ryto? Nereikia ryto. Nu, kelių jūs Aš dirbate. nežinau, gal nuo kokios 11 valandos, nes mums reikia paruošti, ne? Jo, vis tiek salė Reikia paruoštis, užbaigti kad visą kitą, jūs tada pasižiūrėsite ir viskas. Ir mums reikėtų tada rokai, kad patsai ar Živilė, dar su tikrintojais pasižiūrėti, kad būtų tam tikra komanda, kuri pasižiūrėtų. Jo, kad pakonsultuot galėtų, kaip čia kas ką. Atbulinės ryšys būtų kažkoks. Nes mes matot irgi, reiškia, dėl kai kurių dalykų tikrina gana didelę komandą žmonių įvairių. Mums dar reikia išsiaiškinti, reiškia, kad tai nebūtų, reiškia, kuris nors labai geras arba kuris nors labai blogas. Tai gerai, tai iš esmės sutarėm, ketvirtadienį 11 valandą iki 15 žmonių galim sutalpinti laisvai, tai tiek tada ir Aš manau, kad žiūrėkim, gal užtenka 10. 10. Kol kas galvokim apie Nu, 10. Jeigu matysit, 10, 12. labai greitai pasikviesit ir daugiau žmonių. Gerai. Tinka, ar ne? Bet būtų gerai, kad tie žmonės ateitų, kurie turi patirtį, reiškia. Taip, taip, tie, kurie rinko, kurie žino ką. Kad neateitų, reiškia, kad jie čia pradėtų, reiškia, Emocijų dirbti, reiškia, pradėtų mitinguoti. Ne. Mums tas, nei mums, nei jums tas į naudą. Kad šičia mitingas nepadės, čia reikia žiūrėti, kas yra ir jeigu yra kažkoks ginčinas dalykas, pasižymėti ir tada jau kreiptis į teismą. Nereikia. Jeigu. Nu, O čia mitingas neįspręsi nieko. Kur prasideda teismai, baigėsi teisybė. Ne, šitais bereikalo, taip sakant. Į teismą, aišku, jūs visą laiką turite teisę kreiptis, visais atvejais. Bet čia sudėčiau. Čia kitas klausimas, net kad sutiks su mumis. Viskas čia bus gerai. Taip pat į teismą Tikimės. turi kreiptis. Rengsim referendumą. Tie žmonės, kurie, sakykime, galvos, kad mes bereikalos kažką ten nedažiūrėjom. Labai įdomu būtų pažiūrėti, kas ten tokie. Nemanau, kad kažkas. Nu, jeigu norit susipažinti ir prisiprašysit. Ne. Ne. Tai viskas gerai, iš esmės susišnekėjom ant ketvirtadienio 11 valandos, kad bus galima pasižiūrėti. Dabar mes kažkokio darbo jums įkinkyti turbūt nelabai galim. Aš nežinau. Kol kas mes dar patys nebaigė savo darbų. Mes Tai nelabai. va toks Mes irgi šiandien sunkiai spėjame. Nes jeigu, pavyzdžiui, kad ir matytumėt, kad trečiadienį po pietų jau yra kelios bylos, kurias galima žiūrėti, tai kodėlgi negalit kažkaip. Tada ne 10 ir ne 15, keli eitų pasižiūrėti. Gal iš tikrųjų bandyti trečiadienį, kad jie pradėtų. Būtų netoks Ateitų keli žmonės, susipažintų, reiškia, Taip, su tom bylom, ir ne masė, o keli žmonės ateitų. No. pavyzdžiui. Paskui tiem tą kitiem metodiką. aiškintume. Nes pas mus irgi labai ta metodika, žinokit, atsidirbinėja procesai, reiškia. Manau, kad gairės tos atrinktos buvo, bet po to, reiškia,
kokius ten variantai greitai. Ir su kiekvienu darbu. Kai dirbi ir padarai. Tai tada gal tariamės, kad Trečiadienį vakarau, tai čia iš Vilniškių reikia, kad kažkas Gerai, ateitų. aš tada tikrai galėsiu. Ir jeigu būtų žinoma, nes pavyzdžiui, aš atsimenu, kad mano... Trečiadienį vakarop, tai gal kokią antrą valandą. Aš žinai, kaip manau, kad būtų tikslingai, jeigu žmonės atsimena, nes aš masę tų bylų, kai atnešiau, aš atsimenu, nuo kurio numerio mano bylą sunumeravo priduodama Jusienio. Aš turiu apyrašus nusikopijavę. Aš irgi turiu. Tai būtų sveikiausia, kad tie parašų rinkėjai ir tie, kurie surinko iš tų rinkikų, sukomplektavo, kad savo bylas persižiūrėtų. Tai būtų pats protingiausias dalykas, kai aš nesvetimą tikrinu, o tą, ką aš jau mačiau. Aš nežinau, kas jūsų bylas. Už tai mes žinom, kai pridavinėjom. Aš savo atsinešiau. Tai čia jau mes susitvarkysim, Romai, atsiųsim žmonės tuos, tai čia... Kauniškių 11 atsivežiau su savo numeracija, Jusienė priduodama jums, numeravo kitaip. Aš žinau, kaip numeravo, priduodama jums. Ir pas jūs bylose yra taip. Aš žinau tos numerius ir aš paprašysiu tų bylų, kurias aš pat ir pridaviau. Tai gerai, tada Romai. bus protingiausia tikrinti. Tai čia jau mūsų reikalas, čia tikrai ne... Aš žiūriu, kaip paprasčiau ir lengviau tą padaryti. Galimybė visas bylas peržiūrėti, tiesiog ko mes reiškia nustatysim eiliškumą. Man užteks 11